Sveiki visi mėly žmonės, tikrai situacija yra labai sunki, kiekvieną dieną sėdžiu lovai. Labai prašau jūsų pagalbos, valstybinė pensija tikrai yra nepakankama samdyti slaugai tiek sumokėti už komunalinius mokesčius. Dar yra mama 80 metų, kurią reikia ir kartais ir maisto nupirkti ir taip toliau ir taip toliau. Norėčiau parodyti savo kambarį, taip pat kaip aš sėdžiu, kaip aš gyvenu. Vat, mano slauga dabar filmuoja, prašau jos, kad parodytų. Vat aplinkui tiesiog ramiai, prašau žmonėm parodyti, kaip viskas atrodo, vat realiai, kokia situacija. Tai va, mėly žmonės, labai jūsų prašau, jeigu turit galimybę, nes reikia žmogui mokėti. Žmogus tas pats nebūna, žmogus keičiasi, žmogus nori ir namo nuvažiuoti. Žinokit, ieškoti žmogų, surasti žmogų galima vieninteliu būdu, tik pinigais, tik materialinę prasme. Niekas į mane nežiūrės. Taip kaip į žmogų. Niekas nenorės padėti, jeigu tu neturėsi pinigų. Vienintelė, ką galima padaryti, tai tik tai, kad jeigu su jūsų pagalba aš turėsiu tą galimybę, kad neiti tą slaugą. Slaugo yra baisu. Ten yra baisu, žinokit. Aš atskirą video apie slaugą padarysiu be abejo. Dabar tiesiog taip prašau pagalbos, bet aš būtinai pažadu jums padaryti atskirą video, kreipimąsi apie slaugą ir detaliai paaiškinti situaciją, nes ten esu buvęs. Tai va tiek. Sveikinu visus su šventėm. Linksmų naujųjų. Aišku, šiandien sausio 1, vis tiek nauji metai be abejo. Tai va, visiems tiem, kas padėjo, kas paaukojo, be galo lenkiu galvą, esu dėkingas.